Vilniaus valdžia siekia sutaupyti kanceliariniams reikmenims, bet išėjo kaip visada. Paskelbus 12 milijonų konkurso laimėtoje, darželiai, mokyklos, ligoninės ir kitos savivaldybei pavaldžios įstaigos pieštukus ir popierių perka brangiau nei anksčiau. Priežastimis domėjosi Aistė Almonaitė. Praėjusiais metais kanceliarinės prekes Vilniaus valdžia nusprendė pirkti centralizuotai. Esą taip bus pigiau. Suorganizuotas konkursas, kurį laimėjo bendrovė Office System. Savivaldybė visoms savo pavaldžioms įmonėms įsiuntinėjo sutartis ir įpareigojo jas pasirašyti. Tai reiškia, kad įstaigos turėtų kanceliarinius reikmenis pirkti tik iš šios bendrovės. Jeigu būtų pigiau, daugelis galbūt ir nesipriešintų, tačiau dabar mokyklų vadovai nustebę. Pasak Martikonio, Vilniaus valdžia vėl iššvaistė krūvą pinigų. Jeigu gali ten vokus įsigyti už 5-7 centus, čia 10-15 centų, tai bendroji sumoje apimtis, jeigu 12 milijonų yra grubiai tikėtina, nes 300 įmonių yra pareigota, virš 300 įmonių pareigota yra pirkti būtent pagal šitą konkursą, tai gali pasiskaičiuoti žmonės, 20-30% bendrą ekonomiją. Viešajame konkurse dalyvavo ir kitos bendrovės, tačiau jos buvo pašalintos dėl savotiškų priežasčių. Galbūt per tą kruopštumą ir neatsižvelgti į pagrindinius dalykus, į lėšų taupimą, kad, pavyzdžiui, dėl elementarių tokių dalykų, kad pašalinti iš konkurso įmonės tokios kaip Biuro Pasaulis dėl to, kad neturi sunkvežimių, pavyzdžiui, iki 12 tonų. Kai turi vos ne 20 automobilių parką. Tai suprantat, tai ten Office dėl smulkmenų irgi pašalinta. Tai tiesiog, po to, kas gali paneigti, kad taip ne dėl kažko. Viešųjų pirkimų tarnyba buvo susidomėjusi šiuo pirkimu, tačiau Biuro Pasauliui padavus savivaldybę į teismą procesas įstrigo. Kadangi teismas baigėsi Vilniaus naudai, šiuo metu viešųjų pirkimų tarnyba vėl svarsto, ar pradėti tyrimą. Vilniaus savivaldybė aiškina, kad pirkimas vyko sąžiningai atsižvelgiant į mažiausią kainą. Tačiau ar tikrai savivaldybei pavyks sutaupyti, neaišku. Buvo paskaičiavimas, kad turėtų būti sutaupama apie 50%. Per metus ar per visus tos 3 metus? Tai nėra skirtumo, ar per metus, ar per 3-50% nuo bendros vertės. Tačiau koks galutinis rezultatas bus, tai be abejo pamatysime. Kuomet bus nupirktas tam tikras prekių kiekis, bus palygintas su praėjusio laikotarpio, sakykime, pirktomis prekiamis, jų kiekių ir matysime, kokios bus išlaidos kanceliariniams prekiams. Savivaldybė neslepia matanti, kad kai kurios prekės iš tiesų yra brangesnės. Esą valdžia dabar sprendžia, ką daryti, kad nebūtų permokama. Jų teigimu, pirkime nebuvo numatytas minimalus pirktinų prekių kiekis. Aistė Almonaitė, Vidmantas Beržinis, Vaidas Gričiūnas, Vilnius.